Kadangi esi meno žmogus, dabar truputį nueikime prie meno. Liūdnai pagarsėjęs Jonas Staselis, jis pasigenda ir dokumentų patvirtinančių pačią Lietuvos okupaciją. Aš nelabai suprantu, kas jam atsitiko, kad jeigu jau atsiranda tokių spekuliavimo, ar Lietuva buvo apskritai okupuota, na čia jau turėtų kažkas būti supuvę toje valstybėje, jo valstybėje. Paminklus Salomėjai Nėriai, Liudai Girai statė ne todėl, kad jie talentingi kūrėjai buvo. Statė jiems paminklus dėl to, kad jie svolačiais buvo. Už 40 metus jie tos paminklus gavo. O pripažinti, kad esi svolačius, tai yra sunku. Tai yra neįmanoma. Tada tu pradedi ieškoti draugų. O kur tu pradedi ieškoti draugų? Tarp tų pačių svolačių, Janutienių, Žemaitaičių ir visų kitų. Gedimino prospekte pasirodo grupė Loudfish. Aš ir gatvės muzikos dienos nesuprantu. Žino, ką daro, jis provokuoja. Negali būti toks idiotas žmogus, šitos moralinių vertybių Lenktynės. vardan patapšnojimo per petį iš savo draugų yra toks dugnas. Aš neįsivaizduoju, ar galima žemiau kažkur tai kristi. Bet tikrai norėčiau porą klausimų užduoti. Ko, pavyzdžiui, užduotum? Skonio ten niekada nebuvo. Dešinėje žemėlapio pusėje nuo mūsų skonio nebuvo rasta. Tikrai gero skonio ten ne. Mes dar vis jaučiame tą sovietinį raugą netgi ir lietuviškai dainuojančių atlikėjų dainose. Nevardinsiu, kieno tu pats supranti. Neatsišlifuojam mes nuo tų slaviškų kažkokių tai sąskabių. Eta naša, supranti, jie sakys. Bet tai nėra mūsų. Tai niekada nebuvo mūsų. Hiperbolė yra mūsų. Šitie Gazmanovai ir visas šitas šurotas, kuris nori čia atvažiuoti ir koncertuoti, tai publikai dabar, kai jis yra cancelintas, atsirado terpė, Kurį jos kompensuoja tik lietuviškais tekstais. Ir ta hebra žino, kas jie yra tokie. Žino.